Labas rytas, nauja diena, nauja siunta. Išpakuokime drauge šią Tupperware siuntą iš 3 dėžių. Pradėsime nuo mažesnės dėžės ir parodysim, kągi mes čia gavome. Jeigu dar norite kažkokių dalykėlių turėti savo namuose iš Tupperware. Jeigu turite svajonę, būtinai ją išsipildykite ir džiaugitės. O čia vienas geriausias dalykas, ką galiu pasiūlyti, jeigu norite sakyti Tupperware mandoliną pjaustyklę, kuri yra nereali. Tikrai labai gerai viską pjausto ir augintėm kopūstam, ir daržovėm, ir vaisiam, ir dar daug visko. Tikrai nuoširdžiai rekomenduoju įsigyti, nes tikrai turiu ne vieną. Taigi šita dėžė su mandolina yra. Ir kita maža dėžutė taip pat yra su mandolina. Galime atidaryti ir pažiūrėti. Aha, čia pjaustyklės ta, kur mama pjausto, taip? Taip. Turim. Jau senai mes turim. Aš galiu pjausti. Oi, tu taip pirštuką gali nusipjauti, jeigu pjausti. Taigi tikrai čia yra Tupperware mandolino pjaustyklė. Turiu nemažai vietoje, tai jeigu norite, rašykite ir galėsite džiaugti šitą nuostabę pjaustyklę. O dabar einame išpakuoti kitą dėžę, taip, didelę šitą dėžę, kurioje tikrai nėra mandolina pjaustyklė, nes jau 2 dėžės buvo su mandolinomis. Gavome, čia dabar popieriukas kažkoks tai, gavome 2 pietų dėžutės su skreliais, jeigu labai norite, gali sakyti, turiu vietoje. Man čia ta graži. Graži, tu mėgsti mėlyną spalvą, taip? Taip. Toliau gavau mikrobangų, 2 indukus skirtus šildyti mikrobangį arba maistą mėgsti. Taip, mėgsti, nes irgi mėlynas, taip? Tada dar gavau šluotelę. Plakimo mano mylimiausia, iš tikrųjų labai mėgstu ir turiu vietą, galite įsigyti. Taip. Tada dar gavau tokį maišymo šaukštą su skylute, toks ir išgaubimas, bet kai maišai paragauja ir nenudegi liežuvėlio savo. Taigi turiu irgi vietą, galite įsigyti. Turiu 2. Ne 2, meluoju. Čia yra kitos, tuoj parodysim, gerai. Čia yra, kaip jos vadinasi, net pamiršau. Clear serijos, tokios kvadratinės lėkštutės kaip dubenėliai. Tik tai labai įdomiai jie padaryti su 100% sandariu dangteliu. Turiu tokius 4 vienetus vietų. Apačia ovali, o čia yra kvadratėlis. Užsidaro 100% sandariai, gali transportuoti, neštis ir taip toliau. Labai gražiai atrodo ir tikrai rekomenduoju pasipuošti savo stalą. Taip turim namie vieną. Ar 2 juos, neatsimenu dabar. Tai įdedu ką nors gražaus ir pateikiu, nes man labai patinka, kai viskas matosi ir gražiai atrodo. Taigi 4 tokie dubenukai yra laisvi. Jeigu norėtumėte įsigyti, parašykite žinutę. Toliau yra langų šluosčių. Iš tikrųjų nemažai. Kiek čia? Čia yra 6 rinkiniai. Aha, čia nuo šluotelės reikės uždėti. Radau. Nuo šluotelės, taip. Reikės Oi, krenta, palauk, mes krentam gaminti. Taigi, čia yra langų šluostės, kurios puikiai viską nuvalo. 2 šluostės, viena geltona, kita rožinė. Viena valai drėgnai, kita sausai ir tobulai viską išvalo. Man patinka ir naudoju jas ir namuose, ir ofise, ir mašinų, nes labai patogu, kai būna prasoja ar kažkas nusivalyti savo langą. Toliau yra daugybė tokių kaip jie vadinasi, serijos čia. Irgi Clear serijos, kvadratiniai indukai. Jų nemažai yra, čia yra 825 ml, negali būti. Čia 800, čia negali būti. Nu, gal ir gali būti 800. Šiaip atrodo mažesnis negu 800. Palauk, mažėlė gerai. Šitas Clear serijos indukai yra išskirtiniai tuo, kad jie yra matinės apačios, pats yra visas kaip stiklinis atrodo. Turim. Turim daug dar.
Čia ofis. Tai jeigu norėtumėt, galite sakyti, labai gražios dėžutės pridėti dovanom ar laikyti birius kažkokius produktus, tikrai super dalykėlis. Yra mažesnių ir didesnių. Mašinytę. Tu mašinytės čia nori susidėti? Taigi va, yra dvigubai didesnė ir dvigubai mažesnė. Tai toks tas mano apsipirkimas. Ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksime kitose video. Nepamirškite prenumeruoti, komentuoti ir mus palaikyti. Ir kokias turite svajonės, būtinai parašyti ir išsigyti. Nes kol yra, reikia džiaugtis, kol yra. Nebebus, bus liūdna, nebebus galima įsigyti. Taigi, jeigu norite įsigyti, būtinai rašykite žinutę ir iki kitų video.